Pirmoji Sibiro alma mater knyga jums pasakojo apie Lietuvos tremtinių vaikų mokslo siekį. Antrojoje savo prisiminimais dalyjasi tie, kurie bijodami išvaduotojų traukėsi į vakarus. Visi, ir suaugę, ir vaikai, taip pat atsidūrė svetimos kalbos zonoje, nesitikėjo jokios pagalbos, suprato, kad viskas priklauso tik nuo jų pačių. Čia net gyvulinio vagonų su gultais nebuvo. Visgi jie, kaip ir mes, siekė tikslo, mokėsi ir tobulėjo. Taigi abi knygos apie mūsų jaunystę. Nuskriausta, bet nesužlugdyta. Kviečiu knygos sudarytoją gerbiamą Romualdą Baltutį. Trys žmonės ir man šitą medžiagą aš renku senai. Rinkau, reiškia, ir nelegaliai. Dar tarybiniais metais, reiškia, buvau turistinį kelionį Kalnuotą Maltąją, reiškia, su kuprinėmis, imperijams ir tik jau, kai aš sakau, vaikščioti, nebe kojom, rankom bėgioti. Rankom bėgioti reikia. Kitaip nespėsi. Ir čia parašyta žodžiai. Atimk iš tautos sąžinę ir jį parsiduos. Atimk iš tautos protą ir jį vergaus. Tai mes ir darom, kad to protą. Tai čia buvo pirmas paskatinimas surinkti medžiagą pirmam tomui Sibiro alma mater. Va šitą. O aplamai tai žavė ir toks klausimas, sakyčiau, mokytojo fenomenas. Vat, reiškia, aš jau prisiliečiu prie tos temos. Sakysim, kad ir tas pats Konstantinas Šakenis, reiškia, miške ant beržo žievės užrašydavo eiles ir tas eiles išmokdavo, parėjęs namo į lagerį, sudegindavo tą žievės tam, kad išmokdavo atmintinai tą tekstą ir kada po lagerį sugrįžo, surašė ir jo sūnus išleido, o sūnus mūsų pirmos knygos bendraautorius išleido storiausią knygą. Nu, argi ne pavyzdys, argi ne mokytojas. Va. Arba paimkim, pasakoja tie vadinami direktoriai, kurie, reiškia, mokė vaikus iš maldaknygės. Ir aš, reiškia, bandžiau įsivaizduoti, kaip tą galima būtų parašyti. Ir tai man pakliuvo į rankas maldaknygė. Viešpatie noriu parodyti. Va štai. 1884 metų. Atsiskleidė ten. Pirmą lapą atsiskleidė ir ten parašyta mokslas šventųjų tėvų. Mokslas. Ir vaikas, pasiėmęs mokytas iš tos knygelės mokė. Raidžių, lietuviškų raidžių. Tai didžiulis dalykas. Nėra parašyta tų smulkių dalykų, kaip tas buvo, kur jie yra mūsų knygose. Nėra tų paminklų. O toliau 19 metai, reiškia, kas iš Šiaulių pirmieji nuėjo ginti žmonės nuo bermontininkų. Taigi Šiaulių pradinių klasių seminaristai, pirmas kursas. Sąrašą aš parodysiu, šiandien yra, reiškia, Šiaulių universitete yra tas sąrašas tų seminaristų. Jiegi išparkė šitam mokėsi, kaip varduoti ginklą, juos mokė mokytojai. Ir jie gynė žmonės nuo grobikų. O 40 metai, 23 metai Klaipėda vadavo, dabar skaičiau, 300 studentų buvo ir moksleivių, kurie gynė Klaipėdą 23 metais. Ir kaip vienas iš va čia dalyvių man yra pasakęs, o kurgi mokytojų fenomenas mūsų knygui? Kur sureikšminti. Tai aš gailiuosi, kad to nėra. Aš tikiuosi, kad čia dabar jaunimas girdi. Ta mes ir knygas jiems tas dovanosim, čia šitas. Ir mes turim parašyti, turim praplėsti šitą dalyką. Ir jeigu tas genocido aukos visus prirašytas, bokštas į Keifelio viršūnės yra jau knygų prirašyta, bet jis status toks. O mes jau vieną plytą iš čia padėjom, kitą iš čia, o dar dvi pusės laisvus padėti. Tai ir būtų mūsų paminklas Lietuvos istorijai,
tiesiai. Ir pareigai. Ir kitiem geriem dalykam. Tai mūsų ateities paminklas. Dabar jis mūsų vaizduotė. Bet vat čia tegu jis ir yra tas paminklas. Va šitas paminklas čia yra. Ir aš noriu pakviesti čia uždegti šitą žvakę, šviesą šitą uždegti. Šito paminklo šviesą. Aš manau, kad tegu ateina jauniausias bendrautorius ir pirmas tos knygos bendrautorius. O pirmas bendrautorius, skaitau, va čia pirmas bendrautorius mūsų gerbiamas vyskupas. Sunkiai sekasi. Ačiū. Tai va tokia mano ir kalba ir ačiū jums visiems, aš neturiu žodžių, padėko žodžių, reiškia, Šiaulių universiteto, visam rektoratui, visam kolektyvui leidyklai, padėkoti aš dabar nieką nebesakysiu. Nežinia, ko šitoj knygoj daugiau. Vieni iš jūsų autoriai labiau prisimena savo jaunystę, savo grumtį, ėjimą kelią į mokslą, per skausmą, kitų atsiminimuose labiau matyti, labiau ryškėja, daug stipresnė yra stiprybės, drąsos tokia linija. Kviesim keliom minutėm pasisakyti dar kartą. Taigi, keli sudėtingo likimo bendraautoriais. Gimnazistų išėjusių ginti tėvynės į partizanus. Viktoras Šniuolis. Buvome laimingi vaikai. Štai aš jau ir pirmos skyriaus mokinys. Pirmos raidės, pirmi žodžiai, pirmos knygelės. Labai prabėgo greitai 4 metai. Ir aš Radviliškio gimnazijos 1 klasės gimnazistas. Jūs tik įsiklausykite į tą nuostabų žodį. Gimnazistas. Gražios kepuraitės, visi mumis gėrisi, nuostabi jaunystė. Nepastebėjau, kaip įveiktos 3 klasės. Kalendorius jau rodė 40-uosius metus, o man jau 15 metų. Kiek daug gražių prisiminimų iš tų laimingiausių dienų. O štai 41-aisiais pavasario egzaminai. Atsiveria klasės duris, įsiveržia ginkluoti čekistai, išsirenka kelis mokslo draugus ir išsiveda. Pasirodo, kad jų tėvai jau buvo suimti ir tremiami. Baisu. Pagaliau prasidėjo karas. Kančia, kraujas, ištisas 10-metis kovų. Partizanų gretose su tėvynės priešais. Ar tose partizaninio gyvenimo sąlygose buvo kokios galimybės tęsti mokslą? Žinoma, ne. Miškas, atviras laukas, tamsus bunkeris, nei šilumos, nei šviesos. Ką jau bekalbėti apie knygas, bibliotekas ar net paprastą stalelį? Absoliuti konspiracija. Ir vis tik per tuos 10 metų teko vykdyti ir tam tikras pareigas. O tai irgi mokslas. Atsidūriau lageryje. Nuo 53 iki 61 metų vargingiausias lagerio gyvenimas ir prižiūrėtojų žiaurumas nesutrukdė.
man paskaityti knygelę, parašyti eilėraštį ar padiskutuoti su aukštesnio intelekto kaliniu. Pagaliau atsirado šiokia tokia galimybė lankyti lagerio teritorijoje vidurinę mokyklą. Nuėjau į 9 klasę, bet... Labai svarbu gauti va šitą knygą čia, žinau. O žiūrėdamas į jas abu, aš įsivaizduoju, čia visą būrį jaunų gimnazistų su rudom kepuraitėm, gražių vyrų jaunų, kurie nepasiekė mokslo. Vien todėl, kad jiem tėvynė buvo brangi. Ačiū. Mes dėkojam visiems už jūsų ištikimybę ir meilę, kad jūs nepalūžote ir parodote mūsų jaunajai kartai šiandien tą gyvenimo skonį, tą gyvenimo grožį, kaip reikia branginti gyvenimą. Ir kuomet mes dėkojame ir jums, dėkojam ir knygnešiams, ir visiems tremtiniams, ir partizanams už tą ištikimybę, aš nežinau, jeigu šiandien reikėtų taip pat parašyti panašią knygą už Lietuvos šitą laisvės laikotarpį, ar mes taip pat sugebėtume dėkoti tiems, kurie taip pat rizikuodami per sieną veža narkotikus, kontrabandą, cigaretes, šiandieną jaunimui sugalvojo silpnuosius gėrimus ir matome, kiek daug jauno žmogaus sąmonėje paskandinta laisvė, meilė, ištikimybė, sugriautas gyvenimas. Kam mes dėkosim šiandien? Kabutėse tiems skaudu. Noriu, kad mes visi susiburtume ir galvotume apie šios dienos ateitį. Ką mes turime padaryti, kad jaunas žmogus vėl pamiltų gyvenimą, pamiltų tėvynę, pamiltų Dievą ir ištikimybę. Susiburkime ir gyvenkime tikrai kilnų gyvenimą, vertą mūsų brangiosios tėvynės. Tegul mūsų šviesi ateitis visiems būna džiuginanti, kad mūsų jaunimas augtų tikrai vertindamas tėvynę, Dievą ir ištikimybę. Ačiū visiems.